Šiandieną parodysiu, kaip pasidaryti rožytės lapelį. Va tokį. Mums reikės maždaug 50 cm vielutės. Na ir karoliukų. Pradedame nuo vieno karoliuko. Veriame vieną karoliuką ir jį maždaug pritvirtiname viduryje. Tada veriame 2 karoliukus ir jų nepaleidžiame, o per juos perveriame kitą vielutės galą. Gauname štai tokią pradžią. Štai. Tada veriame 4 karoliukus. Visą laiką veriame kiekviename žingsnėje veriame 2 karoliukais daugiau. Štai 4 karoliukai ir vėl kartojame tą patį, perveriame per juos kitą vielutės galą. Taip. Įtempiame ir gauname štai. Toliau veriame 6 karoliukus ir vėl kartojame tą patį. Įtempiame. Štai jau turim beveik pusę žiedlapio. Toliau 8 karoliukai. Ir vėl kartojame tą patį. Ir vėl įtempiame. Dešimt karoliukų. Taip, vėl perveriame. Na ir paskutinis bus 11 karoliukų. Mes darysime nelabai didelius žiedlapius, todėl čia mūsų bus kaip ir pabaiga. Tai tik tai 1 karoliuku daugiau. Tai. Perveriame. Na, o užbaigiame ant kiekvienos vielutės maždaug užveriame 6 ar 7 karoliukai, priklauso nuo to, kokio dydžio gaunasi jūsų žiedlapis. Štai taip. Maždaug pasižiūrime iki pirmojo karoliuko, iki šito. Perveriame vielutę per pirmąjį karoliuką. Ta patį darome su kita vielute. Na, jau čia bus per daug, tai nuimsime. Ir taip pat perveriame į priešingą pusę per pirmąjį karoliuką.
Dabar pakoreguojame mūsų žiedlapį. Tai taip. Įtempiame vielutes. Na ir čia gale jas susukame. Ir gaunasi mums toksai va žiedlapis.